Už krepšinį. Už krepšinį. Už golfą. Už golfą. Už pasatą, tipo. Už pasatą. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Arnas. Duracelis. Artūras. Mėsininkas. Gabija. Mergelė iš Nazareto. Visi moka gražiai kalbėti, bet ar visi išdrįs tai padaryti? Adrenalinas, įtampa, triumfas. Naujieji herojai gimsta čia. Prizą į studiją! Atsistojam ir iškvietam. Labai reikėjo tėčio, kai augau. Iškart noriu verkti. Ką čia dabar darai, artistėtu? Aš lankiau slaptai būrelį, vaidybos tenai. Petrašiūnų knygnešys. Norėtum nutraukti šitą iššūkį? Čia žmogus, kuriam visada reikia eiti. Labas, Simonai. Ir šiandien mes esam lauke ne šiaip sau, dėl to, kad tu labai myli gamtą, žygius, dėl to ir parinkom būtent tokią vietą lauke, nors ir nėra taip labai komfortiška, šilta ir patogu. Ir žinai, mes dažniausiai anksčiau įdom tokiu keliu, kad mes pristatydavom savo svečius, bet supratom, kad tada tarsi lyg ir uždedam tam tikras etiketės, bet galbūt žmogus jis jau nebėra tai arba neskaito savęs tuo, arba keliauja. Mes kartais net ir patys savo trukdom su tom etiketėm, lyg įsikalam, kas esam, ir tada sunku peršokti kažkur tais. Tai norėtumėm, kad tu pristatytum, kas tu šiuo metu esi. Arba kaip mano meistras sako, kas tu per paukštis. Ir kur skraidai. Dar prieš kokius kelis metus tai norėčiau labai save kokiam 3 eilutėm pristatyti, kad jūs čia turėtumėte, jeigu pas jūs yra daug, kad prirašyta būtų. Bet supratau, kad man turbūt pats gražiausias apibūdinimas tai yra tėtis. Tevanas. Tai iš tiesų visokių projektų, viskas čia galiu sakyti, ten rašytojas kažkoks kelias, bet tėtis, tai man, tokia man atrodo prasmė yra ir aš kažkaip save taip dabar tėčiu, o kaip vaikai sako, kad esi geriausias tėtis, tai aš tai geriausias tėtis savo vaikams. Savo laidoje turime geriausią tėtį. Ir visi tėčiai turėjo savo vaikystę. Gal galėtum trumpai papasakoti apie savo vaikystę? Tai va, gal ir esu geriausias tėtis savo vaikams, kadangi vaikystėje neturėjau geriausių tėčių. Labiau augau su močiute. Iškart noriu verkti. Labai reikėjo tėčio, kai augau. Tai jo nebuvo. Buvo sunku. Ir iš tiesų dabar tą santykį atradau. Su tėčiu atleidau visus dalykus, bet vidiniam vaikui visą laiką yra trūkumas. Visą laiką jau tokiu atbrailos keliu, nors mano vidus visą laiką šaukia kūrybą, aktorystė, visokie dalykai, bet mano rajonas neleido to būti, tai buvau toks negeras vaikas gal. Kažkurio momentu, kai palikau visą senąjį gyvenimą ir atsikėliau į Vilnių netikėtai, tada viskas pradėjo skleistis ir atrodo, kad gyvenu nuo Vilniaus kitą visiškai gyvenimą. Dažnai visa ta mūsų praeitis, kiekvienas, kas mūsų vyko gyvenime, formuoja mus. Ką gero išsineši iš to ir turbūt nebūtum tas, kas esi dabar, jeigu ne tokia vaikystė. Visą laiką trūko ryšio su mane auginančiais žmonėm, tai dabar aš kuriu labai stiprų ryšį. Kartais gal net per stiprų galvoju, kartais gal per daug aš esu įsikabinęs į savo šeimą, į vaikus, bet manau, kad užaugę gal jie už tai padėkos. Tai turbūt esu dabar stipriai mylintis, esu labai daug jausmų turintis ir nebijantis jų parodyti žmogus. Tai gyvenau labai užslėpęs visus jausmus su kaukių, kur kiekvieną dieną reikėjo jų turėti labai daug. Ir dabar esu visiškai be kaukių ir jeigu Instagrame net būna, kad man liūdna, aš verkiu ir aš rodau. Taip. Ir man sako, aš daug žinučių gaunu, boba, žinai, kodėl, kaip tu čia rodau savo vaikams, kad tai yra okei ir verkti, kad tai yra jausmas ir tai yra normalu. Nes visi mes jų turim daug. O kur buvo lūžis tavo perėjimas iš to tokio, kur sakai, buvai labai uždaras ir tada išdrįsai būti tokiu atviru ir pažydžiamu? Man atrodo, kad tai vyko po pirmo vaiko, aš nežinau. Nes realiai turėjau labai daug visokių projektų ir mano vienas toks paskutinių jau verslo projektų, aš keliavau su savo kolega per Europą, visiškai be pinigų, vežėmės tokius medinius padėkliukus, medinės ten medinius žaisliukus ir išvažiavom, prisikrovę pilną mašiną jų
Ir važiavom per visą Europą ir jeigu tu parduotuviai kokiai nors parduodi bendradarbystę, gauni pinigų, važiuoji toliau. Tai taip mes apkeliavom 26 šalis, gyvenom palapinėse ir va ten, ties 40 dieną man atėjo toks jausmas, kad aš labai noriu likti su vaikais. Mano žmona buvo neščia. Ir aš tada paskambinau ją ir sakau, žinai, kai grįšiu, aš eisiu tėvystės atostogų. Jis sako, kaip tu čia taip, žinai. Lygioj vietoj. Kokia tai jau kas tau yra, žinai, tai grįšiu, biškai praeis laiko. Nesakau, viskas, aš viską įsiparduosiu, sakau, turėjau aš prodiuserinę kompaniją, aš sakau, aš nieko nenoriu, aš noriu likti su šeima, auginti vaiką, matyti tą ryšį tėčio, vaiko ir kai visą tai vystosi, į ką tai auga ir sakė, dar pašnekėsim. Ir iš esmės, kai gimė vaikas, aš nežinau, man turbūt kažkas iš aukščiau davė šitą dalyką. Mano žmona negalėjo maitinti. Ir su antru vaiku negalėjo maitinti. Ir ten aš likau, bet su trečiu galėjau ir supratau, kad aš, jeigu būtų galėjusi pirmu, aš nieko nebūčiau galėjęs tai padaryti, nes man atrodė, kad kodėl neina tėvai su vaikais, čia tai fainai viską, žinai. Nes kai tu su bonkute būni ir tavo vaikas taip pat ir tada žmona, tai sako, aš einu tada mokytis, toliau einu dirbti ir gavosi toks mūsų modelis kitoks, nei įprastai, standartiškai. Ir va ten, man atrodo, kad įvyko, aš toks tapau mama. Iš tikrųjų, turiu vieną įžvalgą ryšium su šeima. Bent jau mano močiutė sakydavo man, kai pamatai žmogų su ginger spalvos plaukais arba barzda, tai garsiai 3 kartus suplok. 1, 2, 3, tada aplydės sėkmė. Tai ryšim su tuo, aš manau, kad tu sėkmingas žmogus. Dabar ir mes apsikrėtam šią sėkmę, pamatę ginger spalvos. Aš tau pasakysiu, ką man sako, nes kai aš susipažinau su savo žmona, buvo visiškai ryža, bet natūraliai ryža. Aš nežinau, per gyvenimą laikas keitė jos atspalvius, jie dabar tokie gražiai rudi. Bet natūraliai keitėsi? Jo, visiškai natūraliai, bet buvo visiškai ryža. Ir tai buvo toks, aš vis laik draugaudavau su tokiam Kauno mergaitėm, labai tokiam, labai tipiniam, aiškiom. Ir aš pavargau nuo visų tų draugiščių ir kai atsirado ji, netikėtai mano gyvenime tokia ryža, su viltais plaukais, kažkokiam kasytėm, aš tiesiog kažkaip galvoju, kaip norėčiau su tokia kitokia pabendrauti. Ir žodžiu, tai vyko ir visi mano draugai sako, kad nuo jos draugystės su ją pradžios pradėjo ryšėti mano barzda. Ir ką tu ten visą laiką darai, žinai, tai aš nežinau, nes tokia ryšė Burokus digrim. Kažką derlių. Taip, tikrinau Bet derlių. kadangi jūs jau labai ilgai kartu, tai reiškia, kažką gerai darai. Tai va. Kiek jūs metų kartu su žmona? 15. Wow. Mėgsti ekstremalius iššūkius, spausk like, užsiprenumeruok mūsų kanalą ir pasidalink su draugais. Per Delfi TV mūsų laida Du šalti vienas karštas. Ką norėtų matyti mūsų svečiuose, rašyk mūsų Instagram'e. Du šalti vienas karštas. Jeigu nespėjote išgirsti arba pamatyti, taip pat mūsų laida yra ir Spotify platformai. Tavo palaikymas mums padeda kurti pačias įdomiausias laidas. Gerbėmieji, laikinkit, prenumeruokit ir dalinkitės gerą žinią. Ir turim paskutinę laidos dalį, tai yra blitz klausimai, stovint ant vinių. Gerai, taip, dabar atsistosi, aš tau duosiu rankas, tu įkvėpsi, tada atsistosi ant vinių ir iškvėpsi. Į mane gali stipriai remtis tiek, kiek jausi, tiek, kiek reikės tau prisilaikymo. Susikoncentruok, gal kažkokį pratimą turi. Nieko tau neturiu dabar, belekai baisu tiesiog yra. Gerai. Atsistojam. Ir iškvepiam. Puikiai. Wow. Okay. Wow. Kitas dalykas, iškart dabar jau ko įsigandau. Taip. Kad 21 minutę vienoje vietoje, čia yra ne man. Vienoje vietoje. Kaip galima, tipo. Čia žmogus, kuriam visada reikia eiti. Taip, aš neišbūnu. Bet gal gali pasimėgauti procesais, kelionė, kuri vyksta tavo viduje. Nėra malonu. Nėra malonu, bet nėra ir labai baisu. Ne, nėra labai baisu, tikrai. Gerai, Simonai, ką, pradėjom iššūkį, jau stovi minutė. Ir kokie keliaujam. Pirmi pojūčiai? Kad yra vietos, kurias skauda ir yra vietų, kurių nejaučiu. Bet nesijauči iš tavęs, kad norėtum nutraukti šitą iššūkį? Ne, viskas ta prasme. Tai galim tęsti klausimus? Super, tuomet keliaujam su blitz klausimais.
Įsivaizduok, eini žygyje ir bam, sutinki save 9 metų. Ką pasakai savo iš dabartinės perspektyvos? Pirmiausia, tai apkabinu tą vaiką. Nu, aišku, būtų keista, turbūt, kai suaugęs barzdotas dėdas prieina prie 9 metų ir sako, aš tave noriu apkabinti. Bet, nu, galbūt jis pajaustų. Taip. Tai tiesiog norėtųsi apkabinti ir pasakyti, kad viskas bus gerai. Būsi nuostabus žmogus ir ne tik savo, bet ir žmonėm, kuriuos tu auginsi. Tai nieko nekeisk, daryk, ką daryti, gal mažiau ant savęs pyk. Super. Ar yra kažkokia tėvystės akimirka, kurią norėtum pamiršti? Jaučiu ne, bet gal ligas kokias nors, nežinau. Arba man turbūt dar viena gerai, kad nebandėm šitos baimės, tai didžiausia, kai springsta vaikas. Nes mano galvoj susikuria tiek dalykų, kur, man visi scenarijai, kaip užspringo, kaip numirė laidotuvės, aš viską iš karto. Ar yra buvę užuomazgų auginant? Ne, tokie, kai maži ten jie kažko užspringsta, turbūt būna. Jie visą laiką užspringsta, bet tai tipo normalu, bet man, pavyzdžiui, nežinau, arba jeigu dabar ten pramoko plaukti ir nuplaukė kažkiek toliau, aš jau, aš vizualizuoju tą. Simonai, mes turim savo laidos super faną, Zigmą iš Rietavo. Žmogų iš periferijos, jisai mum atsiuntė klausimą, tai tiesiog norime jums... Kyriai rašo, paklauskit būtinai šitą klausimą. Jo, būtinai paklauskit. Aš susilaukiu daug asmeninių žinučių iš interneto piligrimų ir įtarių visokių dėl įvairių parodymų socialiniuose tinkluose su komentarais, pavyzdžiui, ką čia dabar darai, artistė tu? Ar susilauki tokių komentarų? Supratai Zigmuko klausimą? Nežinau, aš visą laiką norėjau vaidinti, mano vaidyba tave išlaisvino. Išlaisvino ir aš visą laiką norėjau, bet gyvendamas ten, kur gyvenau, to negalėjau daryti, nes buvo tam tikri epitetai bernui, kuris eina kažką vaidinti. Tai aš, nes buvo Kaunas. Visiškai, ten Kaunas, Petrašiūnai buvo stipru. Ir aš lankiau slaptai būrelį, vaidybos. Čia kaip pogrindis. Kaip knygnešys. Važiuodavau kažkur tenais. Petrašiūnų knygnešys. Ir ten kažką išleisdavau, padarydavau ir galiausiai vis tiek mane gyvenimas atvedė iki režisūros, pradėjau režisuoti serialus Vilniuje, turėjau daug tos patirties ir ten įsidėdavau save į vieną kitą vaidmenuką. Tai ar susilaukiu, iš tikrųjų, nežinau, mano sekėjai yra 90% moterų. 90% mamų, kurios randa tenais save. Tai aš nežinau, netgi pirmąją knygą, kurią parašiau tėvystės atostogų metu, po jos išleidimo man daug kas rašė, kad čia ne aš, nes negali vyras tai parašyti. Tai aš tik supratau tai, kad jeigu tu darai tam tikrus dalykus, nesvarbu kokia yra tavo lytis, viską gali išgyventi taip pat. Net patį grįžimą į rinką po tėvystės atostogų aš lygiai taip pat išgyvenau psichologiškai, kaip daugelis mamų, kurios negali po tėvystės grįžti, jų nepriema, jos turi psichologinių baimių ir panašiai. Tai aš viską išgyvenau ir supratau, kad mes visi vienodi, tik tai ta lytis kaip etiketė uždėta. Ir pradžiai aš daug labai rašydavau visokių postų, kaip reiktų elgtis, pavyzdžiui, vyrams, kad suprastų jos moteris, kaip jie galėtų padaryti jas laimingesnės, kaip jie labiau galėtų prisidėti prie tėvystės. Ir gaudavosi taip, kad aš parašydavau ir jos pradėdavo taginti komentaruose savo vyrus. Ir va tada labai susilaukdavau daug pykčių iš tų vyrų. Kad ką tu čia iš vis, kodėl tu čia griauni, mes taip gyvenam, o tu čia dabar parodai, kaip čia turėtų būti ir panašiai. Ir tada aš labai jų prašydavau, kad sakau, jūs netaginkit, nes tai žemina vyrą, nes tada jisai lyginamas su kažkokiu, kuris gal net žiūri man ir galvoja, kaip čia su ta boba gali lyginti, ką iš čia tik apie santykius, bet jis nemoka vinies ir įkalt, žinai. Ir aš visą laiką supratau moteris, man daug lengviau buvo, aš gyvenau su mama ir močiute, aš nemoku vyriškų dalykų. Ir dabar, kai mes jau įsikraustinėjom į namą, aš pradėjau filmuoti, ką aš darau name ir aš nieko nesusigaudau, realiai nieko nemoku ir man viskas yra dabar nauja ir man pradeda jau kitos moteris rašyti, o aš galvojau, kad jūs tobulas vyras. O jūs nemoka tokių dalykų, tai kaip tai jūs žmoną turėtų palikti, kaip galima su tokiu gyventi, kuris nesugeba net matai katilo ten nustatyti. Tai visą laiką yra tų pusių. Kartais aš galvoju, kad tai net ne mano problema, tai kai žmonės jaučiasi prastai savo santykiuose, jie
jeigu pamato, kad kažkur gali įgnybti, Jie tai kažkur bando tada nori kažkam kitam įkasti. perleisti, tą lyg nusimesti nuo savęs tą visą ir aš netgi, kai man labai piktai rašo, aš paklausiu, ar galėčiau kaip nors tau padėti, gal galime pasirašinėti, gal aš galiu tavęs išklausyti ir tau nuo to pagerės. Ir kokia reakcija? Tai supyksta toliau, ten pyks, ką tu čia man žinai, tiesiog, bet jeigu jums kada bus noras, jūs galite man parašyti audio žinutę, aš galbūt negalėsiu ten padėti, gal galėsiu nukreipti, bet jeigu jūs norėsite, kad aš tik išklausyčiau, aš rasiu tam laiką. Žiūrovai, mes esam jau 5 minutėje, Simonas puikiai laikosi. Bet vis geriau. Geriau? Vis maloniau, aš nežinau, ar čia turėtų būti. Matyt, prisijaukini Nirvaną po truputį. Bet kojos, tipo. Gerai, sekantis klausimas. Darėsi įsikėjęs daryti. Ką? Klausai, kad kažką. Ai, neišgirdai klausimą. Tai kėsi, tik trivėja gerai. Gerai, neišmušė iš vėžių, viskas gerai. Aš tikrinu, ar žmogus išgirdo, ar jam jau haliucinacijos. Tai viskas gerai. Kas nesakėjai mano klausimą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Tai va, tai aš tikrinu. Esam 3 minutė, viskas gerai. Simonai, ko slapta pavydi savo vaikams? Jeigu pavydi. Tėčio. Tėčio? Supratau. Turbūt, ta prasme, tos laisvės, kokią gali kelionių, buvimo, laiko, turėjimo. Aš galbūt pavydžiu netgi kiekvienam savo vaikui turėti brolį ir sesę. Aš paaugau be jų. Tai man labai smagu matyti tą ryšį ir tą bendravimą ir tuos pykčius tarpusavį, bet to pačiu, kaip jie viens kito nemėgsta kažkurio momentu. Bet tik tai, jeigu tu kurį nors vieną baustum, jie visi iš karto tave pultų ir bandytų ginti. Ta tokia meilė, kuri yra tos nuo nepykantos iki tos didelės meilės yra labai didelė. Tai turbūt tos didelės šeimos. O Simonai, jūs dabar su žmona ieškote, kaip save dar labiau sujungti, gal jau išsigryninot? Tai va šiandien kaip tik čia važiuojant susirašinėjom, kad viskas taip įsibėgėjo, kad tas gyvenimas apie vaikus toks tapo. Dėl vaikų, apie vaikus, kelionės bendros ir panašiai. Nelabai turim galimybę išeiti kažkur dviesi ir jau tai tapo tokių įpročių ir aš galvoju, kad bus net keista, jeigu kažkur iškeliausim, nežinau, ką mes darysim. Tai tas atšalimas yra ir aš galvoju, kad va čia yra svarbus dalykas. Tai sakom, o kaip galim? Seneliai nelabai mūsų gali imti vaikus, nelabai turim kur padėti, su auklėm jau gal per dideli. Tai kaip tik ryte sugalvom, kad turbūt turim rytus, kada vaikai mokykloje, galbūt pradėti lakstyti kartu, galbūt turėti kažkokį bendrą pusryčių pasigaminimą ir, tai bandysim tikrai, nes aš galvoju, kad ir kaip myli savo vaikus, kad ir kaip kuri tą bendrą šeimos, bet kiekvienam vaikui labai labai svarbu matyti, kaip tėtis ir mama myli vienas kitą ir kaip jiems yra svarbu jie abu, nes vaikai bus laimingiausi, kai matys laimingus tėvus ir mano sūnus užaugęs norės būti toks vyras savo žmonai, koks aš esu savo žmonai ir jeigu aš tik tai juo rūpinsiuosi ir nematysiu savo žmonos, tai jis lygiai taip padarys savo šeimoje, o aš norėčiau, kad jisai, pirmiausia, turbūt matytų savo moterį, su kuria viskas prasidėjo, tada matytų vaikus kaip projektą, kuris užaugs, išskleis sparnus, išskris ir aš kaip sakau, kaip tie seni žmonės, kurie vaikšto susikabinę už rankų, tai juos reikia tirt, nes... Kokia paslaptis, nes kažkas, nes daugelis išeina vaikai, jie nugyveno dėl tų vaikų, jie net viens į kitą akim negali žiūrėti 5 minučių, nes tiek paslapčių ten palikta visko ir jie tiesiog pragyvena, o jie grįžta, tai ten yra toks didelis darbas, toks ilgas kūrenimas va šito židinio, tai aš labai noriu būti to senuku. Teko girdėti, kad ką tik grįžai iš savo naujo ambicingo žygio, tai papasakok trumpai apie tai. Nežinau, prieš kokį mėnesį laiko pamačiau Facebook'e gal Mamontovo postą, kad kaip būtų smagu ir prasminga nueiti Baltijos kelią. Ir aš galvoju, kol jis galvoja, kol jam smagu būtų, tai aš nueisiu. Tai, o Mamontovas jau žino apie šitą tavo žygį? Aš jau 10 dienoj, jau kai supratau, kad pabaigsiu,
Tai aš jam... Andriucha, žiūrėk, aš jau riboju. Lygiai taip pat buvo iš aukštai, kad matytųsi kelias ir parašiau. Sakau, ačiū tau už idėją ir jeigu jau apsispręsi, kada tai galėsiu duoti tau kokį nors, žinai, tipsų, bet realiai, per valandą nuskridau į Taliną ir tada 17 dienų nuo Didiojo Hermano bokšto, kur ten pasibaigė Baltijos kelias, keliavau iki pat Gedimino pilies. Tai gal 777 kilometrai. Kiek per dieną eidavai kilometrų? Apie 50. Bet tai klausyk, Simonai, Baltijos kelias, daug kilometrų valio, bet tavo žmonai realiai už solidarumą medalis, nes mano kas antras draugas turi prašyti leidimo iki Akropolio nuvažiuoti. Jo, ir man keista, šiaip, žinai, kur mes... Arnas turi prašyti, kad jį laidą išleistų. Bet kodėl yra, kad vyrai vis dar visur turi... Nes, pavyzdžiui, jeigu jinai eina su drauge, jinai tiesiog pasako, kad jinai eina su drauge. Jeigu tu kažkur... Ar mes čia per tą laiką tiek prisidirbę kultūriškai tie vyrai, kad jie vis dar turi prašyti, nežinau. Simonai, o šiaip, ar tu išdrįstum sėdėt prie valgomo stalo, vienoj rankoje laikyti gyvatę, o su kita valgyti spagetį? Nežinau. Juokai? Nėra malonus. Šiaip, pavyzdžiui, su pelė iš vis negalėčiau sėdėti, su gyvatė turbūt nemalonu. Tai aš nežinau kaip, nemalonu. Tokia... net nemogu pasakyti, tai nesu šuniuk. Bet tikrai ir pelė labai toks nefainas atrodo, ne? Pelė yra, ta prasme, pelė yra baisiausia, kas gali būti žemėje. Taip. Būna, kad norėčiau būti vienišas. Kada supratai, kad esi gyvatinė? Aš ten daug tų gyvatinų buvau. Ar tu matei, kas ta prasme, tu gyvenai vienam kambarį ir henginai su beždžionė? Rankom spaudai. Už krepšinį. Už krepšinį. Už golfą. Už golfą. Už pasatą, tipo. Už pasatą. Vytautas, 100 metų, 1000 tostų.